viskas labai čia faina, mes vakarojam, čia pabūsim kartu. Jinai neužsičiaudama plepėjo kokį pusvalandį. Kol galų gale aš radau progą įsiterpti ir pasakiau jau, žinot, gerbiamoji, jūs truputėlį suklydot, Valdukas, apie kurį jūs kalbat, yra mano dukters Eglės sūnus. Ir Barbės veidas staiga nutysta. Aš labai gerai žinojau, ką jinai mąsto ir ką toj pasakys. Valduko senelis? Nu, nieko savo. Aš buvau įsitikinusi, kad jūs jo tėvelis. Bet jinai to nepasakė. Jinai pasisuko į savo vyrą, kuris sėdėjo įsidrėbęs ant plastikinės kėdelės ir pasakė: Ignai, čia Valduko senelis. Atsistok ir leisk jam atsisėst. Jo, pagalvojau, leiskit man dabar visi atsisėst. Staiga svetimoje žemėje, mano tėvynainė iš nykiųjų Vilniaus priemiesčių, susivienijo prieš mane ir pradėjo vadinti mane seneliu. Nu, aš tikrai to nenorėjau. Ašgi nesikabinėjau prie žmonių, tam, kad primint jų amžių. Aš galėjau tada prieiti prie tos moters ir pasakyti, žinot ką, jūs irgi sulauksite 55, 60 ir dar daugiau. Ir patikėkit manim, jūs taip susitrauksit ir galbūt nukarsit, kad paduosit į teismą miesto valdžią, kad jinai išgrindė šaligatvį per arti jūsų krūtinės. Gerai, kad pasakiau, kad turiu vieną anūką. Įdomu, ką jinai būtų padariusi, jeigu būčiau pasakęs, kad turiu jų daugiau. Galbūt būtų pasišovusi pamaitinti mane vieną iš savo pieninių. Seneliukas. Taip. Taigi, aš supratau, kad mes esam įkalinti su žmona, su ponia Sekmadienė, su Borisu Jelcinu ir su 3 jų atžalom. 2 savaitėm pensininkų rojų, viešpatie aukštielninkas. Aš užsidariau kambarį ir neišėjau iš čia visas 2 savaitės. Aš nebuvau net prie jūros. Kai grįžom namo, aš buvau toks pat, kaip išvažiavau. Baltas kaip avižinis šūdas. Grįžom namo, dar labiau pavargę, negu išvažiavom. Aš vos paėjau. Kai grįžau, iš karto atsisėdau ir priguliau ant savo mėgstamos sofkutės, nes kai grįžom namo, mūsų laukia visi mūsų vaikai, visi vaikai, jų vaikinai, jų panos ir žinoma, mano mažasis anūkas Valdukas. Labas Valduk, nu, kaip tu gyveni? Gerai, senelį, duok saldainių. O, verslininkas, iškart prie reikalo. Nelabai norėčiau su juo visą laiką gyventi, bet kartais man patinka, kai šalia. Nu, Valduk, nori, senelis duos tam saldainių, jo, ateik čia. Ateik, Valduk, pakelsiu Valduką, o, koks Valdukas priaugęs, tu matai? Valdukas burbuliukas jau. O, nori, Valduk, pamėtysiu tave. Žiūrėk, nu, pamėtau Valduką į orą, Bet kai jums beveik 60, mėtyti vaiką į orą gali būti labai pavojinga. Dėl to, kad yra 2 priežastys. Pirmoji priežastis, jeigu jūs nešiojate bifokalinius akinius, žinot, tokius su 2 stiklais, kur apatinė dalis kaip šampano butelių dugnai, o viršutinė kaip alaus butelių. Ir jeigu tu paimi vaikelį ir pradedi mėtyti į orą, tai per tos akinius gali pamatyti 4 vaikelius. Ir tikrai nebežinosi, kur įgaunėt. Opa, nu, kur Valdukas? Valdukas. Nieko. Valduk, kelkis, Valduk. Ir kita priežastis. Kai jūs beveik 60, jūs išmetęs vaikelį į orą, galit pamiršti, kad jis ten visai yra. Ir nueit užsiimt savo reikalais. Tai va, kur mano laikraštis? Valduk. Kaip tu čia? Iš kur tu čia, Valduk? Tai va, kur aš čia buvau dabar? Tai knygoje viskas parašyta, ne? Arba skaitydamas knygą, ką turiu daryti per apatinę akinių dalį. Tai kitą dieną į darbą ateinu va taip. Draugai ir klausia darbe: kolega, tau sprandą sutraukė? Ne, chebrytė, prie kompo vakar pasėdėjau. Jums šito nesuprast. Ir žinoma, atmintis, gyvatė atmintis. Kur aš buvau?
Kur aš buvau prieš? Savo kambarį. Savo kambarį. Jūs, man atrodo, kažką praleidot. Ne? Savo kambarį, taip, aš savo kambarį. Stovi prieš veidrodį nuogas. Mano duktė Eglutė laukėsi. O aš stoviu prieš veidrodį ir rūpinuosi plaukais savo šnervėse. Kartais žmonės būna tokie susireikšminę. Dieve, tu man. Taigi supratimas, kad tu antrą kartą tapsi seneliu, tai čia nieko baisaus. Bet kartu ateina supratimas, kad tu antrą kartą iš eilės prarasi savo žmoną. Taip. Nes kai tik pradėdavo lauktis anūkėlių, mano žmona išnykdavo. Arba tiksliau sakant, išnykdavo aš. Taip. Aš nusirysdavau socialinių laiptų pakopomis į patį dugną. Tapdavau skuduru. Jinai manęs net nepastebėdavo, įeidama į namus. Atidarydavo duris, vieną kartą nespecialiai apsimečiau, kad girtas. Peržengė net nepastebėjus ir iškart, nu, Eglučiuk, kaip tu mažutė neštukutė, mūsų mažutukė. Fantastika, viskas pradeda suktis aplink juos, aplink anūkėlius. Net iki to, kol jie dar neatėjo į šį pasaulį. Ir aišku, savaime suprantama, kad mano žmona negalėjo praleisti galimybės antrą kartą nesudalyvauti mūsų anūkės jau dabar gimime. Nes pirmą kartą, kai gimė mūsų Valdukas, mes su žmona ir su mano draugais buvom mano sodyboj visą savaitgalį, pasiautėjom truputėlį, laukiam, kol mūsų dukrelė gimdys. Žinoma, tiek pabuvom, kad kai sulaukėm skambučio iš Vilniaus, kad metas važiuoti į gimdyklą, kad jau gimdo, aš vairuoti negalėjau. Aišku, iš džiaugsmo. Sėdo mano žmona ir nukūrėm į Vilnių 35 km/h greičiu. Tai kol važiavom per tas 4 valandas, jinai pagimdė. Jinai būtų pagimdžiusi 4 kartus. Taigi taip gavau į kuprą tą kart viešpatį aukštielninkas. Aš buvau kaltas dėl visko, nes mano žmona anūkėlio laukė taip ilgai, kaip niekad gyvenime. Bet kitą kartą, mėlėjai, buvo visai kas kita. Aš prisimenu, kai man buvo 8 metai, patekau į kraupią avariją. O, tai buvo labai įspūdinga. Važinėjau mažu dviratuku po savo kiemą, staiga išvažiavau į judrią gatvę, nuo kalniuko pradėjau leistis ir mane gatvėje, nutrenkė autobusą. Nieko neprisimenu, paskutinis momentas, ką mačiau, tai savo smakrą, besimėtantį gatvėje. Man lūžo kaulai 9 vietose, viešpaties, snukis sudaužytas, smegenų sutrenkimas. Aš net papuoliau į vakaro žinias. Šįryt rytą judrioje miesto gatvėje troleibusas partrenkė dviratininką. Su daugybinės kaulų lūžiais vaikas parvežtas į ligoninę. Jo, tai buvo apie mane, taip. Ligoninės tais laikais buvo kitokios. Tada nebuvo tiek daug kartų galima lankyti, kaip dabar. Dabar kaip nori, tiek lankyk ligonį. Toks jausmas, kad jis net ne ligonis. Kažkoks lankytinas. Vaikai anksčiau ligoninėse galėjo būti tik tada, kai jie privalėjo būti ligoninėse. Kai jiems kažkas atsitikdavo, ne taip kaip dabar. Jėzau! Kiek čia 36,5 vežam? Taigi duok liepdėdžių arbatos ir bus 35,5. Niekur nereiks vežti. Mes anksčiau žinojom, kaip gydyti vaikus, ar ne? O dabar kas studuoja į ligoninę? Taip, tėvai tada negalėjo tiek daug būti ligoniniai. Tik daktarai rūpinosi vaikais, o tėvai rūpinosi kitais vaikais. Buvo darbe, bet ne mano tėtis. Mano tėtis mane lankydavo ligoniniai 2 kartus per mėnesį. Jis atvažiuodavo, sėdėdavo prie mano lovelės, laikydavo ranką savojoj rankoj ir pasakodavo man apie visą už durų likusį gyvenimą. Oi, mano tėtis labai skaniai kvepėjo. Tėčio kvapu. Kava ir cigaretėm. Ir biški guminiais batais. Toks fainas tėtis. Gaila, kad jis labai anksti mirė. Mirė labai jaunas. Nuėjo su mano broliu į kino teatrą. Išėjo po kino seansų ir susmuko. Ir prasidėjo ilgas laukimas, kol tėtis pasitaisys. Meldėmės. Ta naktį, kai tėtis mirė. Buvo
Labai liūdna, bet tai neišvengiama. Ir nors tėtis mirė, ko gero nuo prostatos vėžio, bet jis niekada nemetė rūkyti. Ir kai daktaras jo paprašė, gal jau gana, gal jau mes, jis atsakė, nu ne, nerūkau kaip per šikną. Bet jeigu būtų galėjęs, būtų rūkęs. Kai tu esi jaunas, tikrai negalvoji apie mirtį, bet kai tau 50, 60, 70, kiekvieną dieną apie tai pagalvoji. Ir netgi kai sutinki savo draugą gatvėje, visada apie tai pasikalbi. Sveikas, Sauliau, kaip gyveni? Sveikas, Ramai. Nu, girdėjai naujieną. Paulius numirė. Eik tu savo, tikrai, Paulius. Nu, tikrai aš tau sakau. Nuėjo su anūku į zoologijos sodą, atsistojo prie kažkokio ožio narvo ir susmuko. Kas? Ožys? Nu, negi, Paulius. Eik tu, nu tikrai. Aš tau sakau, numirė net nenugriuvęs ant žemės. Nu, tu matai, Paulius. Gyvuok, Ramai, būk sveikas. Lik sveikas, Sauliau. Ir stovi 15 minučių gatvėje ir galvoja, kas tas Paulius? Gal čia iš pirmos paralelinės? Taigi, taip, patys įdomiausi savaitgalio skaitiniai tampa nekrologai. Užuojautos. Baltais kalačiukais kraptydamos gumą, tokias labaks, kaip sekasi, kaip viskas gerai. Jo, mergaitės, man tai viskas gerai. Prisėskite, tuoj pradėsim. Tai mergaitės kaip niekur nieko susėda. Viena prie kitos tokios baltutės, gražutės ir įsispindolina į monitoriaus ekraną, kur greičiausia tuoj prasidės filmas, kur pagrindinis herojus yra mano šiknos gynėjai. Sėdė ir žiūri patenkintos. Nu tai ką, daktarėlį? Gal jau pradėkim, jeigu žiūrovės vietoj. Gal muziką uždėtum? Remigijau, pavarom! Sakai, viską įrašinėjai? Gal galėčiau gauti porą kopijų? Padovanočiau savo šeimai kompaktinį diską, kalėdų progą, su pavadinimu Senelio šikna. O tada pagaliau viskas baigėsi. Mergaitės atsistoja, paploja ir išeina. Ir man besistengiantis nors kažkiek atsisėst, Remigijus staiga atsistoja ir ramiausiai savo praneša. Ramonai, turiu pasakyti, kad viskas praėjo sklandžiai, bet nežinia, kaip ten viskas yra, reikia ištirti mėginius. Niekada nežinai, kaip viskas iš tikrųjų, žinai. Beje, tu klausyk, kada nors turėjai problemų su savo instrumentu? Kokiu? Su oblium? Na baig, tu su atsuktuvu. Su to, kur atsistoja. Kas atsistoja? Remiga, baig tu. Aš vyras kaip vyras, ką tu neturėjo problemų. Bet jeigu turėsi, Ramūnai, problemų, tai žinai, kreipkis, išrašysiu tau receptuką tokioms mėlynoms piliulėms, žinai? Žinau, Remiga, tai aišku, tos mėlynos piliulės girdėjau, fainas, o jeigu reiksiu, žeisiu. Tai va, užeik būtinai. Ir žinai, turiu tau pasakyti, Ramūnai, kad tu, tai gal viską turi fantastiškai žiauriai gražias prostatos glandas. Ir galiu jomis didžiuotis ir būti labai patenkintas. Tai jau kur jau, Remiga? Labiau negu esu, negaliu būti patenkintas. Ačiū tau. Ir toks patenkintas grįžau namo. Toks patenkintas aš dar gyvenime nebuvau. O Jėzau, man kokias 2 savaitės namie galėjau sėdėti tai ant vieno arba ant kito rando. Apie Tuliką net pamiršau.
Nu, tai kur mes čia buvom? Kur aš buvau prieš pradedant knaisiotis po mano šikną? Laukiamajam. Aš šitą spektaklį galėčiau pavadinti ne seneliukas, bet laukiamasis. Būtų dar įdomiau, ar ne? Tai, laukiamasis, mano dukrelė Eglutė. Pagimdė, taip. Eglutė pagimdė dukrelę, 3 kilogramų, ir užavutė, fainutė, sveikutė. Čia kalba ir tikėjausi, kad ta kalba yra tikrai puikiai. Aš žinojau, kad jinai puikiai. Aš labai ilgai ruošiausi. Ir jaudindamasis norėjau savo jaudulį perteikti visiems vestuvių dalyviams. Norėjau pabūti raudona gija vestuvėse savo dukters ir Ronaldo Kiauško. Atėjo metas sakyti kalbą. Taip, minutėlė, čia dėl jaudulio, suprantama. O, taip. Aha, taip. Viens. 2. Tai gal patvarkim. Pataisys. Nu gerai. Brangus. Jaunavedžiai. Brangus. Kiaušai. Žinau, kiaušai. Brangus kiaušai. Tai gal patvarkykime? Vien. O. Brangus kiaušai. Mano draugė. Kai pirmą kartą gyvenime tave išvydau, aš tikėjausi, kad tu būsi laikinas mano dukters susižavėjimas. Nes tokios kaliaušės kaip tu privalo būti daržuose ir gąsdinti žvėris. Niekas nesijuokė. Buvo miela ir faina matyti, brangus kiaušai. Žinau, kiaušai. Nemiegam, kiaušai. Buvo faina matyti, kaip tu ir mano Eglutė trynėtės po mano namus. Ir 4 metus valgėt mano perkamą maistą. Bet nesiparinkit. Aš viską pridaviau skolų išieškotojams. Ir jie jau apsiginklavę beisbolo lazdomis keliauja link jūsų namučių. Toj vietoj, kai paminėjau beisbolo lazdas, du mano giminaičiai iš Panevėžio nusižvengė. Visi kiti tylėjo. Pamačiau, kaip staiga Eglutė pašoko ir išbėgo iš salės. Galvojau, nu va, čia turbūt dėl jaudulio. Na, aišku, susinervino pirmą kartą vestuvės, kai viskas tvarko, tiesiog toliau. Miela, faina kompanija. Noriu pasakyti, kad aš niekada nemylėjau nieko taip, kaip mylėjau ir myliu ir mylėsiu savo dukrelę Eglutę. Ir jinai už visus savo talentus, savo sėkmę ir už savo puikų išsiauklėjimą turi būti skolinga ir dėkinga man. Ir man labai keista, kaip jinai pasirinko savo vyrų tokį asilą kaip kiaušas. Nes jisai ir jo šeima, kuri sėdi prie stalo. Taigi šitie žmonės paskendę alkoholizmo liūnę, jie pastoviai mušasi, jie siaubingi ir miega, prašau dabar. Ar čia šiaip sėdit ir tylit, kas jums kiaušai? Ir po mano kalbos salėje buvo šiek tiek tylos. Bet kiaušai tai iš vis tyleniai. Aš supratau, kad aš padariau viską, kad žmonės gerai jaustųsi. Ir žmonės gerai jautėsi, tik jų liko labai nedaug. Taip, žmonės pradėjo skirstytis ir aš supratau, kad metas uždėti muziką. Ir paprašiau muzikos. Ir šokau kokią valandą su pamergėm. Po to šokau su pabroliais. Kai pradėjau šokti su uošle ir pradėjau laužti ją prie žemės ilgam ir saldžiam pučiniui. Muzika įsijungė ir staiga prie manęs priėjo mano žmona. Dieve, tu mano asilė, tu judošiau, ką tu prišnekėjai. Taigi visi žmonės išvažiavo. Tai ir gerai, kad išvažiavo. Kas liko? Liko Rolandas su Eglute iš mano